Ketvirtadienį 21 val. Klubas Amerika pirtyje atidarė duris ir įsileido visus norinčius pasilinksminti ir smagiai praleisti vakarą su draugais ir su elektros ir valdymo inžinerijos klientų atstovybė Endi, kadangi tą dieną ši atstovybė krikštijo naujus savo bendruomenės narius. Po to, kai nuliai tapo legaliais fuksais, studentų atstovybės pakvietė į renginį KTU Cementukas 2009. Šis renginys jau tapo tradicija ir kasmet sulaukia gausaus būrio studentų. Šie metai buvo neišimtis. Šiemet KTU Cementuko programa rūpinasi elektros ir valdymo inžinerijos atstovybės nariai Akvilė ir Augustinas. Pastarąjį renginio metu mums pavyko pakalbinti. Linksminamas, organizuojam taip pat šį nuostabų renginį, KTU Cementukas ir krikštėjom šiandien. Klube Dažasvydžio legionas. Ką jam blogo padarėt? Kiekvienais metais padarėm labai sudėtingą kliūčių ruožą, taip pat šiek tiek gavom miltų, vandens ir viso kito, ko gauna pirmakursiai. Šiaip negalvojom, kad visi išgyvens, bet ačiū Dievui, visi liko sveiki. Vakaro metu jėgas galėjo išbandyti studentai, varžydamisi keliose rungtyse dėl ekstremalaus prizo – šuolio parašiutu. Norinčių laimėti šį prizą buvo labai daug, kad net teko rinktis, kuriuos leisti varžytis, o kuriuos siųsti atgal į salę. Vaikinai varžėsi, kuris greičiau suvalgys 3 gaidelio sausainius, o merginos rungėsi, kuri gražiau išskarpys savo marškinėlius. Renginį pradėjo Misterio Kauno konkurse sužibėjęs saksofonistas Povilas, kuris atliko keletą kūrinių, o vaikinų dėmesį kaustė KTU šokėjų pasirodymai. Vakarui gerokai įsibėgėjus ant scenos pasirodė ilgai lauktas ir šiltai sutiktos ilgakojas dainuojančios gražuolės 6-9 danguje, o po jų pasirodė DJ Mamanė. Esu pirmakursis, dalyvausiu visur, kur tik einat. Ar jums smagu čia? Aišku, kad smagu. Pažiūrėk, visi savi. Tai aišku. Ne taip, kad ateini paprastą dieną, kada skaityk nieko čia nepažįsti, o čia va, tik puoli sveikintis, spėk su visais sveikintis. Visi tai iš stovyklos, tai iš ten, žinai. Malonu, linksma. Šiaip labai smagu. Labai faini iš tikrųjų renginiai Katauno. Labai faini, tik, aišku, nėra kur praeiti, bet šiaip labai smagu. O kodėl čia atėjai? Kadangi pirmą kursę, tai man priklauso. Būtinai, tai kur jau? Kataunas kuo daugiau, tuo geriau. Labai faini. Ir rytoj eisim ir poryt eisim. Mes sugebame ir studijuoti, ir studentuoti.